JAF armija, kur yra koncentruota pirmiausiai kontinentinėje Amerikos dalyje, iš kur gali būti permesta ir Europą, ir Europoje, ten, kur sutilti didžiausiai JAF armijos pajėgumai. Ir ten dabartinės administracijos vertinimu, ten iš esmės nieko neveikia. Taip jau bent jau iš viešų pareiškimų galime sudaryti būtent tokią nuomonę. Iš esmės jų tenai nereikia, o mes už tuos karius savo Europoje mokame didelius pinigus, o europiečiai nemoka, vadinasi, labai lengva būtų nurėžti armijai. Ne bet kiek nurėžti, o iki 90 milijardų per artimiausius tuos 5-4 metus. Tai mūsų planas yra didinti gynybą, didinti išlaidas gynybai, čia nais Europą 5-6 procentai, mūsų Lietuvos amerikiečiai, ką Soldomeris mes turime rėžti per armiją, čia vienas iš tų scenarijų, rėžiame 90 milijardų, armijai, vėliop, naikiname EDI. EDI tai yra European Defense Initiative, kas buvo Deterrence, iš pradžių buvo European Reassurance Initiative, aš sakiau, nesąmonės su Reassurance, dar tais laikais ir amerikiečiams kartodavau tai, kad nevadinkite tai Reassurance, nes Reassurance tai yra, kad mes jūs nuraminame, čia 14 metai, mes jums pat plekštojame per petį, viskas bus gerai, mažiukai, viskas bus gerai, rusai neateis. Ir atvažiuoja 10 straikerių iš Vokietijos ir su vėliavomis ir visi čia yra labai laimingi. Taip, simbolinė prasme signalizavimas yra svarbu, bet realūs pajėgumai yra dar svarbiau. Ir kai kalbame apie EDI nurėžimą, arba bent jau sumažinimą drastišką, arba visišką panaikinimą, Lietuvai tai yra ir gera, ir bloga žinia, kadangi dalis viso finansavimo visoms rotacijoms, amerikiečių tankų, ypač tankų divizijų, jom priskirtų pajėgumų, tai būtų eskadronai ir tai būtų, kurie čia į Europą keliauja brigados, rotuojasi, jie patenka būtent po EDI biudžeto. Mūsų interesas buvo pakišti šiaip jau ne vienerius metus po nuolatinio biudžetu. Tai padaryti būdavo labai sunku, kadangi konkurencija yra milžiniška, nes, kodėl tu turi pakišti po Europos įvairiomis iniciatyvomis, jeigu tu jas ir taip turi atskiras. Tai jeigu dabar mes naikiname būtent šitą Europos gynybos iniciatyvą kaip programą pačią, kuriai per metus būdavo iš pradžių ten $700 milijonų, 22 metais buvo skiriama 6 milijardus. Dabar apie 4 kažkur tai milijardus yra skiriama kiekvienais metais. Nėra kosminiai pinigai, šiaip jau, bet tai yra pinigai, kuriuos galima panaudoti labai gerai jų manymu, būtent visai kitame pasaulio krašte. Tai jeigu mes nurėžiame, tai ir jeigu mes po gynybos nuolatinių biudžeto Amerikos, kuris kiekvienais metais gali dar strikti, priklauso, aišku, nuo kongreso, jeigu mes jo nepakišime, mes neturim. Mes neturime amerikiečių iš esmės čia Lietuvoje. Dėl to, kad jie mūsų nemylėtų, tai kam nėra pinigų čia nais išlaikyti. Neturime amerikiečių Lenkijoje, čia blogiausias pats scenarius, kas būtų pagal tą scenarijų nubraižytą. Mes neturime amerikiečių galbūt netgi ir iš dalyje Vokietijoje. Turim apie armiją kalbą. Oro pajėgos lieka Ramšteine, nes jie yra svarbus hubai. Oro pajėgos lieka Sigoneloje, nes žvalgybiniai pajėgumai visam regione irgi yra labai svarbus. Bet armija viso gero. Išvažiuoja naikinamos visos straikerių iš esmės brigados, kas yra greito reagavimo, kas gali greitai atvykti, parodyti savo buvimą čionais. Ir jeigu jų čionais Vokietijoje nėra, Lenkijoje nėra, viso gero, mes neturime ir mes galbūt net neturime 5 korpų, kuris vėlgi, kaip minėjau, yra labai svarbus tiek psichologinė prasme, tiek fizinio buvimo prasme čionais, Lenkijoje šiaip jau beje Šecine ir vėlgi planuoti operacijas iš Amerikos, jeigu čionai kažkas tai kiltų ir jeigu amerikiečiam vis tiek reikėtų sugrįžti čionai, būtų be galo sunku, nes tada jau rusai yra, jeigu rusai tai yra sukūrę savo fait accompli ir yra užėmę teritorijas ir jas atkariauti, be amerikiečių čionai buvimo, čionai greta, kurie galėtų greitai reaguoti, būtų be galo sudėtinga. Tai ką galima padaryti su šita mintimi, kalbant apie mus, kad mums iš esmės reikia investuoti daug daugiau. Čia vėlgi 5-6 procentų, tas biudžetas mūsų artimiausias. Dar daugiau reikės. Tai yra tai, kas vadinama host nation support. Tai reiškia remti amerikiečius visai, kaip juos popinti, išlaikyti, gerinti visą infrastruktūrą, pamiršti visus konteinerius, visą tą nuolatinę stovyklą, tik tai plėsti, dieve mano. Ką tik tai nori jiems, tai tik norit, nežinau, burgerinės, norit tiesioginio traukinio iš Pabradės į Vilnių, padarysim viską, tik tai lieki čionais.
remti besąlygiškai jokių šitų propalestinietiškų daugiau arba susilaikymo iniciatyvų Jungtinėse tautose, remti aklai Izraelį ir remti Taivaną. Menkiausi signalai iš karto gali būti užčiapti. Ir netgi visa šita parama niekiek negarantuoja, kad jie čia liks, nes tai vėlgi priklausys nuo to, kaip žiūrima į būtent tą Azijos Ramiojo vandenyno regioną, kiek tenai ko reikia, kokios investicijos eina į tuos įsigijimus, kurių jam reikia, o eina pagal tą planą surašytą Resourcing Strategy of Denial, eina net ir į senų Ticonderoga klasės kreiserių išlaikymą, kas pastaraisiais metais, jau minėjau kažkurioje tai laidoje, buvo nepasiteisinę, visiškai iššvaistyti pinigai, laivai nurašomi, nes yra tiesiog pasenusios, ne geldos, bet tiesiog morališkai pasenę, reikia naujus statyti. Naujus statyti nėra taip paprastas su dabartinėmis amerikiečių galimybėmis, tai ką daryti tą laikiną tokį sprendimą, tai išlaikome Ticonderoga laivus, statome naujus povandeninius Virginia klasės laivus, papildomus, be to, kas yra išlaikoma Ohio klasė, kurie galėtų Tomahawkus leisti, daugiau reiderių, B-21 bombonešių, daug daugiau amunicijos, tai reiškia raketos, visos bombos ir taip toliau, ką minėjau. Ir visam tam skiriame daug daugiau pinigų ir žiūrime, ką dar galime nurėžti. Ir jeigu mes viską nuo armijos nurėžime ir dar čia Lietuvoje liko, nes Kolbridžas Lietuva kaip ir minėjau, kaip ir visai žiūri teigiamai, bet gali gautis sorry guys. Ir viskas. Ir viso gero. Ir visas kovinis rengimas Žemaitijos ir apskritai amerikiečių buvimas čionais, ir aišku, analizavimo prasme, būtų labai prastai. Bet čia yra juodžiausias scenarius, nes ten yra trečias scenarius, kad atvirkščiai, ne kad paliekam taip, kaip buvo, nenurėžiam, bet ne, darome reiganiškai. O reiganiškai, tai kaip žinia, didinam finansavimą drastiškai. Ir armijai didiname, ir laivynų, ir oro pajėgoms dar daugiau didiname, nežinau, už kokių pinigų, bet didiname, kaip ir mes. Ne, aišku, kažkur paimsime, 5% važiuojam. Ir mes subankrotinsim ir Kiniją, ir Rusiją kartu sudėjusi, niekas mūsų neprilenks. Ir tai, kas dabar eina iš dabartinių, ką aš minėjau, trečia dalis iš Pentagono dabartinių prioritetų, viešumoje matome tie kultūriniai karai, visi šitie buvusių sekretorių nuotraukų nukabinimai, ar tai būtų šitų DI politikos išmetimas iš šiukšlių dėžę, visa tai yra labai matoma. Bet tie naujausi pareiškimai dėl JAV priešraketinės gynybos stiprinimo, kad ir kaip jie skambėtų, kad mes sukursime Iron Dome, kas iš Trumpo eina, ar iš Pentagono, nesuvokiant, galbūt ar netgi suvokiant, kad Iron Dome nėra skirta numušinėti balistinės raketas, nėra skirta pagrindiniai grėsmiai, tai yra izraelietiška sistema, kuri numušinėja iš esmės Katiušas, Kasamus ir panašias iš Gazos ir Hezbollah, tada, kai jos buvo pavojingos raketas. Numušinėti, tokios grėsmės Amerikai nėra, iš Meksikos karteliai nešaudo tokių raketų, o ką jau kalbėti apie vargšus kanadiečius, jie tikrai nesiruošia Katiušomis kanadietiškomis apšaudyti Amerikos. Ne tai esmė yra tai, kad čia yra klasikinis reiganiškas, čia žvaigždutė, klasikinės reiganiškas požiūris, mes jūs aplenksime, mes dabar pastatysime SDI, kaip Reiganio laikais buvo, ta žvaigždžių karų garsioji programa, kuria buvo planuojama, net neaišku, tai realiai tokia, kaip ir egzistavo suplanuota, realistiška buvo, ar iš tikrųjų tokia buvo, numušinėti visas raketas, visas priešų raketas. Tai yra tai, kuo rusai giriasi, tai, kuo rusai pastaraisiais metais grasino Amerikai, ar per propagandinius kanalus, ar atvirai. Mes čia taikysimės į vakarų šalių miestų, sostinės, ne tik tai karinius objektus, nušluosime su savo super duper ginklais, hipergarstiniais ginklais. Priimamas šitas iššūkis iš Trumpo bent jau viešumoje ir sakome, mes sukursime taip, kad mes visas jūsų naujausias geriausias raketas numušime. Gali tai būti blefas, gali tai būti iššūkis, kad mes dabar, jūs tik tai kurkit savo tas hipergarstines raketas, nei jūs jų panaudosit, nei ką, bet mes jūs vis tiek pralenksime, kad jūs tik tai subankrotintumėt. Kad ir kas tai bebūtų, bet tai skamba reiganiškai. Problema su šituo reiganiškumu yra tai, kas vėlgi plaukia iš to paties Elbridžo Kolbo, nes jis yra pakankamai realistas, jis nėra kažkoks fantastas. Jo Kinijos sulaikymo ta strategija, Strategy of Denial, jinai remiasi ne neišvengiamų karu su Kinija, o atvirkščiai
ko jisai siekia ir labai atvirai, jisai yra tai įvardėjęs viešai, jisai siekia to paties senojo gero detanto. Detantas, priminkime, jisai nėra kažkokia tai demokratų sugalvota politika, nėra karteriška ar Fordo politika, tai yra to paties Niksono. Ir Trumpas daugeliu atžvilgių iš tikrųjų yra panašus į Niksoną. Kad man nesvarbu jokie skrupulai, man nesvarbu jokios vertybės, man svarbu, kad būtų stabilumas tenais ir aš užsimsiu savo reikalais savo šalyje. Aš išvesiu karius iš Vietnamo, jeigu tik tai čia bus kažkokia tai sugyvenama taika. Susitarsiu su komunistais kinais, jeigu tik tai galima palaikyti pusiausvyrą balansą. Detantą aš galiu padaryti dar ir su Sovietų sąjunga. Ir Niksono pagrindinė politika 69 metų iš esmės yra detantas su Sovietų sąjunga. Baigiam šitas neprognozuojamas ginklavimas į varžybas, pasirašom varžančias sutartis, Niksonas pasirašo, ne kažkiek tai demokratai. Ir serija sutarčių yra pasirašoma. Ir kuo visą tai baigėsi, per 10 metų visą tai sugriuva, Sovietų sąjungos invazija į Afganistaną, aišku. Ateina tada galiausiai jau po Carterio Reiganas ir jisai visą tą detantą metą iš šiukšlių dėžę, ne, mes dabar ginkluosimės. Tai detantas žlunga, jisai žlunga ne pirmą kartą. Detantas pirmasis yra sugalvotas Prancūzijos diplomato Žiulio Kambono, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį karą ne vienerius metus aktyviai dirbo Vokietijoje, stengdamasis būtent šitą detanto strategiją su Vokietija galų galiai įgyvendinti, kad tik tai abi šalis nesueitų karą, nes Vokietija ir Prancūzija į karą buvo beveik prie karo slenksčio buvo ne tik 14 metais, kai jau galiausiai stojo karą, bet ir gerokai anksčiau, 10-metį kokį ten buvo vos nekilę tų įvairių konfliktų tarp iš tų dviejų šalių. Ir kuo tai baigėsi tada detantas? Ir vienas ir kitas detantas iš esmės baigėsi pralaimėjimu, nes nuo 69 iki 79 metų sovietai, nepaisant to, kad laikosi vienų sustarimų, jie juos apeina kurdami kitokias balistinės raketas. Jie meluoja apie savo biologinį ginklą, kurį gaminame 10 tonų ir jie pralenkia tiek konvencinę, tiek nekonvencinę prasme amerikiečius, tiek kalbant apie raketas su branduoliniais ginklais, apie pačius branduolinius ginklus kalbant ir apie konvencinės pajėgas Europoje ypač, kalbant, jie amerikiečius pralenkia tuo metu, kai amerikiečiai yra vis dar atsigavinėję po Vietnamo šoko. Kol jam dar prireikia gerokai 10-mečio kokio, mažiau negu 10-mečio, kol jie pilnai atsigauna savo visas kitas programas, pradeda vystyti normaliai, beje, prie tų pačių demokratų administracijų. Tai va, tai kiek šitas detantas iš tikrųjų veiks ir suveiks, kiek jis yra prasmingas visa šitame Trumpo ginklavimuose vajuje, kad mes tapsime galingiausią valstybę ir kad Amerika yra pirmiausia, kaip visą tai pasireikštas Amerika pirmiausia. Ir kaip mums tai atsilieps, tai pirmas dalykas, kai kalbant apie tai, jau tada perina prie to antitrampiškumo, aš labai norėčiau tikėti, kad visa šita trampiška politika, visi šitie sprendimai ir dėl Europos, ir dėl Pietryčių Azijos, jie pasitvirtino teigiamą prasme mums, kad jie būtų teisingi, kad mums tai būtų tik tai į naudą. Ir empiriniai pavyzdžiai rodo, kad pirmojo Trumpo kadencija mums buvo daug kuo į naudą iš tikrųjų. Visos tos baimės, koks Trumpas blogas, negražus ir panašiai, ir man asmeniškai jis yra siaubingai atrodantis žmogus, nusišnekantis juodai, narcizas ir taip toliau, man visiškai tai nesvarbu. Bjauru, šlykštu, bet man tai visiškai nesvarbu. Man svarbu, kad tai iš tikrųjų atsilieptų teigiamą prasme ir kol kas nepanašu, bent jau iš to, kas yra planuojama, iš to, kas yra daroma, kad šitai, kas yra suplanuota, į kokią nors teigiamą pusę veda. Daug dievė, kad vestų. Ir šitas argumentas, kad vienas iš argumentų, kad šitą trampišką politiką ir jo akolaitų politiką lojalių, būtent tų aklų Trumpo sekto žmonių, gali mums atsiliepti neigiamai jau dabar. Visas šitas užsienio paramos stabdymas, kuris pats savaime yra sustabdytas 90 dienų, 3 mėnesiam, kas gali atsiliepti įvairiom programom. Lietuvoje pirmiausia žmonės, tai kaip čia atsilieps Ukraina ir čia Ukraina, o mums kaip? Pagalvojat apie mus pirmiausia. Apie Lietuvos karininkus, kurie JAV sausumos pajėgų koledžuose, pavyzdžiui, ar kažkokios kitos panašios institucijose turi studijuoti, kelti savo kvalifikaciją, tai yra tos stažuotės, kurio visa Lietuvos karininkija darė ne vieną dešimtmetį. Tai va, tai kol kas jau laikinai gali atsiliepti. Tai čia vienas tik tai dalykas. Kitas dalykas yra, kai šlovindami visą Trumpo politiką be kompromisų ir matydami tik tai, kas yra iš esmės netgi teisinga kritika iš Trumpo,
Europa neskiria pakankamai lėšų gynybai. Vokietijos požiūris į Rusiją buvo prie Merkel ir prie visų kitų, prie socdemų naivus, nepakankamas, su visais Nord Streamais, su prekyba su ta pačia Rusija, tai buvo neigiama ir blogai ir taip toliau. Bet kai mes tai sakome, mes turime Trumpo bažnyčios žmonės, kurie taip kalba, kad aš nesu antitrumpistas šiuo atveju, bet aš sakau, jeigu jūs taip sakote, kad jūs esate dėl to teisūs, kad jisai yra iš tikrųjų iš esmės teisus kritikuodamas Europą, tai kai jūs tai sakote iš esmės, kad tai tada jisai tegu ir daro taip, kaip daro, tegu jisai daro, ką nori, ir visi jo kolaitai pradant Masku ir visais kitais remia AfD. Ir tada, o kuo AfD yra blogesni už Alternative für Deutschland, kodėl jie yra blogesni už Merkel ir už visus kitus, kurie tam prisileido migrantų ir taip toliau. Palaukite žmonės, jūs kalbate iš esmės apie prorusiškus nacius. Tai čia yra iš esmės tas pats argumentas, jeigu mes sakytume 30 ir 32 metais, 1930-32 metais, mes sakome, žiūrėkite, Vokietija yra subinėje, krizė žiauriai nustekeno Vokietiją. Ir žydai kalti dėl visko. Tai palauk dar iki žydų, dar žydai nekalti. Pirmiausia kalti socialdemokratai, pirmiausia kalti krikščionys demokratai, visi tie politikai konvenciniai, kurie tarpusą pešas, tai jie yra kalti. Kuo blogesni nacijai? Ir tada ateina 32 metai, vieni rinkimai, antri rinkimai, trečių rinkimų jau nebėra iki, kaip žinia, 46 metų. Kodėl? Yra biški priežasčių, kodėl. Jūs klausite, kuo blogesni AfD, jie yra sumauti nacijai, rusofašistiniai garbintai nacijai. Ir prašiokai. Kuo jie blogesni, tai jeigu jūsų argumentas, kuo nacijai yra blogesni už tuos, kurie galbūt yra naivus, kurie prekiavus tą pačią Rusiją, kurie galbūt gailisi nuoširdžiai, galbūt nesigailisi, kurie galbūt būtų linkę atnaujinti santykius su tą pačią Rusiją, bet jie nelenda Rusijai tokiu būdu į subinį, jie nepasiruošia mūsų bent jau tokiu būdu parduoti, ir mes su jais galime dylinti. Su naciais mes niekaip nesidylinsime. Nei su vienais. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.